Man ruduo asocijuojasi daugiausiai su lietuvių kalba, nes apie rudenį yra daug labai gražių eilių parašyta, dainų sukurta ir esu pats ne vieną eilėraštį, netgi dainą sukūręs apie rudenį. Man kažkodėl atrodo, kad ruduo asocijuojasi su dzūkiška kalba. Man Dzūkija, spalvos rudeninės, man kažkodėl dzūkų kalba, dzūkų tarmė. Nežinau, gal su Ruby? Ruduo, kaip ir visi metų laikai, man turbūt asocijuojasi su visomis gamtos kalbomis, kokios galėtų būti. Lyrinė. Man tikriausiai su prancūzų. Esu buvusi Paryžiuje tokiu metų laiku, kaip dabar atsimenu, Eliziejaus laukuose krintančius lapus nuo medžių. Jau jeigu pradėjom kalbėti apie rudenį, tai turbūt jeigu lietuvių kalba būtų metų laikas, tai būtų ruduo, nes ruduo tai yra rugsėjis, yra mokslo metų pradžia, yra tas laikas, kai mes mokomės savo gimtosios kalbos, nes tai yra pagrindinis mūsų dalykas. Ir apskritai mūsų tas klimatas bent jau daugelį metų buvo toks, kad lietus Lietuvoje, lietingas, tai man asocijuosi lietuvių kalba su rudeniu. Lietuvių kalba tai tikriausiai visi metų laikai, nes labai graži kalba. Tai man visi metų laikai gražūs, todėl lietuvių kalba tai iš karto visi metų laikai. Aha, tai būtų savaime suprantama pavasaris, ar ne? Kai viskas atgimsta, kai žydi. Sakyčiau, apskritai, ko gero būtų visi metų laikai, žiūrint apie ką kalbama toje lietuvių kalboje, tai jei kažkas smagaus ir linksmo, tai turbūt vasara, pavasaris, jeigu daugiau liūdesio, tai nežinau, ir ruduo, ir žiema gal kartais. Pavasaris, todėl kad lietuvių kalba labai turtinga viskuo ir pavasaris tai toks metų laikas, kai visko daug ir viskas atgyja. Tik tai vasara, nes labai myliu vasarą, labai myliu jūrą ir šilumą. Aš galiu kalbėti angliškai be jokios abejonės ir rusiškai, čia iš užsienio kalbų. Ir be abejo lietuvių geriausiai moku. Aišku, lietuviškai moku, rusiškai pakankamai gerai, kadangi mano toks amžius, susikalbėčiau su lenkais. Ir trupučiuką prancūziškai. Šiaip tai aš moku, paskaičiau neseniai 9 kalbas. 5 užsienio ir 4 programavimo. Lietuvių kalba. Labai tikiuosi, kad gerai moku lietuvių kalbą. Lietuvių, rusų, lenkų ir vokiečių. Tai lietuvių, aišku, rusų. Šiek tiek lenkų galiu susikalbėti Lenkijoje ir anglų. Taip, galiu kalbėti. Man gražiausiai skamba lietuvių kalba, kadangi tai yra mano gimtoji kalba ir aš ją kalbu visą gyvenimą ir ne tik tai galiu perskaityti kitų parašytus tekstus, bet galiu ir savo sukurti. Aišku, lietuvių. C++. Irgi lietuvių kalba, be abejo. Lietuvių, be abejo. Aš įsivaizduoju, kad visos kalbos turi tam tikrų sunkumų, tačiau yra kalbų grupės, kai kurios kalbos turi labai daug panašumų viena su kitom. Esu girdėjęs, kad lietuvių kalba yra viena sunkiausiai išmokstamų pasaulyje. Gal todėl, kad mes turim turbūt tik vieną atitikmenį šiuolaikiniam pasauliui, tai mūsų brolių latvių kalba yra gimininga. O kalbant apie užsienio kalbas, nesu įsigilinęs, tai negaliu atsakyti, kuri man atrodo būtų sunkiausia. Gal japonų. Man kažkodėl atrodo, kad japonų ir dar indų gana sunkios kalbos. Hindi kalba. Net neįsivaizduoju. Aš taip įsivaizduoju, kad sunkiausia išmokti lietuvių kalbą. Jūs galite paklausti bet kurio gimnazijos mokinio, koks jo įvertinimas yra užsienio kalbos, pavyzdžiui, anglų, ir koks yra įvertinimas lietuvių kalbos. Ir jums atsakymas. Man visas kalbas sunku išmokti, nežinau kodėl, bet sunku. Sako, kad lietuvių sunkiausia kalba pasaulyje. Nežinau. Manau, japonų, kiniečių, ten tie hieroglifai, tai man nesuprantami.